Sveiki žiūrovai, laukiu eilėje, kol įleis. Porą svariukų pasiruošęs susimokėti, nes esu ne vienas. Vaikai dar maži, tai už juos nereikia mokėti. Čia, kaip matau, porą mašinų stovi. Pirmą kartą mašinas pardavinėja turguje. Daugybė pardavėjų, labai gerai. Porą savaičių nebuvau turguje, tai malonu vaikščioti. Čia pamačiau kaukę, gana didelė, bet spalvota, traukia akį. Šiaip pardavėjas daug turėjo senų vintažinių daiktų. Čia dar irgi keletas kaukių. Pirmą kartą pamačiau, tai buvo įdomu pafilmuoti. Pasižiūrėjau, kiek jos vertos. Už šitą šalmą raudoną, juodą norėjo 10 svariukų. Tai sakyčiau daug, nes dydis buvo M. Apie 30 vertė. Tiek to nepirkau. Čia dar pamačiau daugybę daiktų. Keletą nusipirkau. Pamačiau Lego. Pasiūlė 10 svarų. Bet buvo tik kaladėlės tokios plikos. Pamačiau duplo lentą 24x24. Galvoju, kad reiks man vaikui dėti, nes tokios didelės neturiu. Tai sudėrėjau 3 svarus ir nusipirkau. Bet po to pagalvojau, reikėjo gal pirkti viską už 10. Na, žodžiu, šiokia tokia klaidelė. Toliau čia pamačiau žaidimą, seną. Bet nepaklausiau, kiek už jį norėjo. Dar čia laivelis gražus dėžutėje. Irgi brangus, bet tik nufilmavau šitą stalą. Čia dar pamačiau senų knygučių. Taip ir nepaklausiau, po kiek pardavinėja. Nes knygas kažkaip man sunkiai sekasi parduoti. Todėl jų ir nebeperku. Būtinai paspauskite like ir sekite kanalą. Medžioklės dar tik prasideda, vidury vasaros. Stengsiuos kiekvieną savaitę pafilmuoti, sukurti po video. Čia šiame turguje būna ir augalų, bet jų nelabai filmuoju. Nedomina manęs. Žmona irgi matė, bet nepirko. Bet pasitaiko gėlyčių, šiaip medelių. Žmonės irgi pardavinėja. Čia palapinė pasistatė. Gan didelė, retai tai būna. Bet nieko ypatingo. Čia kompaktai. Filmai pagrinde, keli žaidimai DS, bet tokie nebrangus. Čia pamačiau kompiuteriuką. Norėjo svaro, tai aišku pasiėmiau. Esu keletą pardavęs, bet čia toks kaip ir nefirminis. Bet surizikavau. Čia dar pastebėjau karaokės grotuvą. Gana brangus, 30-40 panaudotas. Esu pardavęs 2. Ilgai neužsistovėjo. Čia ant stalo daug elektronikos, kameros. Grotuvai keli, bet atrodo pigūs tokie.
knygų pastebėjau, drabužių. Šalmas buvo. Čia nesenai dėjom į eBay šalmą, tai eBay atšaukė, nes, kaip supratau, negalim pardavinėti panaudotų šalmų. Keista. Dviratininkams ten, bent jau taip prašė. Ieškojame dar vaikams puzlių ir knygučių. Tai keletą radome. Ir ties čia šiandien baigėsi mūsų turgus. Jau geriau lipdukų paieškoti. Štai jau viskas sukrauta ant skrynios, sudėta visi radiniai, ką pavyko sumedžioti, ir vėl visokių įvairių daiktų, labai gerai. Jau paskutiniai pirkiniai buvo du mano, tai šitas Body Pro 12 masažuoklis. Matas naudotas. Atrodo truputį apibraižytas. Reikės čia viską valyti. Gėlio nebėra. Matos jau viskas sena. Tai žodžiu, už šitą ir už šitą grotuvą sumokėjau 4 svarus. Čia jungiasi prie televizoriaus. 500 gigabaitų. Yra čia visokių jungčių. Internetas, HDMI. Samsung firma, bet 12-15. Aišku, reikia dar ten tiksliau žiūrėti, ar su pulteliu ar be. Čia kaip ir pilnas komplektas. O šitas apie 20-30 internete. Tai visai gerai. Toliau pultelis. Į kolekciją Panasonic 50 centų. Čia už svarą pavyko sumedžioti JBL Harman kolonėlių pakrovėją, maitinimo blokelį, taip pat ir Acer nešiojimo kompiuterio adapterį. Čia elektroninės knygutė. Įsives telefono numerius. Žaidimai keli yra, skaičiavimo mašinėlė. Pasaulio laikrodis, užrašų knygutė. Bet vertė apie 8-10. Toliau Dysonas, kaip tik reikia mums namie šitos galvos, šiaip jos brangios, apie 25-30. Man pavyko nusipirkti už 4, čia dar 3 kažkokios detalės, bet čia tikrai ne firminės. Žodžiu, šituos naudosim patys. Toliau dar pamačiau Hoover maišiukus senam siurbliui. Už svariuką paėmiau pabandyti. Kamerytė už svariuką supakuota. Aišku, ne firminė. Digital Concept. Bet esu pardavęs 12-15, gal 20, reikės žiūrėti. Bet sealed.
svarstyklės. Kelius turgus esu matęs, bet nepirkau. Šitą nefirminę. Pasiūlė už svarą, tai kodėlgi ne. Kukuris, nežinau, reikės tiksliai ieškoti, bet kainos maždaug nuo 12 iki 45, bet aišku, kaip visuomet priklauso nuo firmos, nuo kokybės, bet už svarą tikrai galim surizikuoti. Nėra sunkios, aišku, pakuot bus reikalų. Toliau Ariel Amplifier. Čia, kaip suprantu, televizoriui prijungti 4 prie antenos. Pasiūlė už 3. Galvoju, kad bus brangesnis. Žiūriu, da čia suskylęs. Negerai. Tai vat, nusipirkau už 3 pabandyti. Kažkas apie 15 svarų, nėra jų tokių daug. Mačiau kelius eBay. Toliau dar žmona vat rado šalmą bokso skirtą sparinguoti. Čia 50 svarų, kaip ir naujas. eBay kažkur apie 30 tokia eina. Aišku, reikia žiūrėti, ar čia naujas ar ne. Keletą žaidimų sumedžiojau. Šitą pavyko nusipirkti už 2. Armageddon Worms. Jaunystėje teko žaisti su draugais. Smagus žaidimas. Manau, daugam yra tekę. Space Invaders ant PlayStation 2. Šiaip visi šitie žaidimai maždaug prasideda nuo 4 iki 10 svarų. Priklausomai, aišku, viskas nuo komplektacijos. Šiaip prieš pirkdamas patikrinau, kad būtų viskas gražu. Šitas gal truputį brangesnis, nėra jų daug, gal kokie 7-8 tik mačiau. Tai šis tas. Na, kaip visada, keletą žaidimų į kolekciją. Toliau dar žmonos rado Apple klaviatūrą. Gan sunkoka. Porą svarų mokėjo. USB kištukas. Ško labai purvina. Kainos prasideda nuo 20. Jeigu graži tvarkinga 30. Galim prašyti. Aišku, jas labai reikia išvalyti. Apsinešusios būna, visada su klaviatūrom sunkiau. Daug valymo. Šitą duplo plokštelę 24x24 pavyko sumedžioti už 3. Bet nežinau, buvo ten daugiau lego ar buvo šitą, tai pasiūlė 10. Aš pasiūliau šitą 3, nes lego nereikėjo, bet po to pagalvojau, kad reikėjo gal viską pirkti. Nes ten, žodžiu, apie kilogramą būtų buvę lego, tai kilogramas 15 svarų. Tai man būtų atsipirkę. Žodžiu, klaidelė šiokia tokia. Toliau meškiukas. Meškiukas už svarą. Gražus, švarus. Ir čia nice. 250 gigabaitų irgi prie televizoriaus jungiasi, antenos, kart. Grotuvėlis 250 gigabaitų yra kietasis diskas. Čia įtų daryti. Čia kortelė dar yra.
USB matosi. Aišku, pultelis čia tikrai ne tam skirtas, bet reiks patikrinti. Universalus čionais. Kaip ir gražus, tvarkingas, neišbėgė. Kažkas apie 15 svarų vertė, mokėjau svariuką. Močiutė pardavinėjo, tai pasisekė. Po svarą, daug šį kartą pigių pirkinių. Visai gerai. Pavykęs šį kartą turgus. Dar noriu greitai parodyti, ką pavyko parduoti per paskutinę savaitę. Tai būtų metalinis arbatinukas. Čia skaitos kaip ir sidabrinis, bet netikro to sidabro. Parduotas už 18. Toliau čia segtukas švarkoj ar baltiniams. Toks mažytis labai. 6 svariukai. Čia įrenginukas, šildymo sistema, prijungti prie telefono, kad išeitų valdyti šildymą per telefoną. Bet pirkėjas parašė, kad mes atsijungtumėm nuo akaunto, nuo šito įrenginio. Bet mums nepavyko. Čia vedėm visokius kodus ir taip toliau. Turbūt ant seno telefono liko atsisiųsta programėlė. Ir žodžiu, mes pirkėjai grąžinam pinigus, nes mes šitą naudojam patys namuose, mėtėsi kurį laiką, dabar tik įdėjom. Tai grąžinam pinigus, aišku, daikto nereikalavom, kad grąžintų, nes būtų papildomos išlaidos. Toliau čia parduota oro kondicionieriaus pildymo sistema. 18 svariukų. Čia parduota Typewriter, elektrinė spausdinimo mašinėlė. Gan greitai, čia per kelias savaitės nupirko. Palyginus greitai. 36 svarai. Iškeliavo į Ugandą. Toliau ausinės, bevėlės. Nupirktos už 48. Čia kameros ar fotoaparato, labiau fotoaparato stovas, trikojis, parduotas už 18. Čia šaltkrepšis, geros firmos, Kalvai, 24 svariukai, naujas buvo. Toliau nupirko šitą žaidimą, Medal of Honor, ant stalinio kompiuterio, personalinio kompiuterio. Ir jisai, man atrodo, į Čekiją nukeliavo. Jeigu neklystu, pirkėjas sumokėjo kažkas apie 27 svarus už šitą žaidimą. Aš pardėjau už 9,50.
Toliau maitinimo blokelis. 7 svariukai. Radijas. Radijas irgi panaudotas, toks apdaužytas. Pasiūlė 9 svarus. Iškeliavo į Angliją. Galvojau, kad į Ameriką dar kažkas čia buvo. Irgi, kad toli keliavo. Toliau batai. Nike, moteriški. Panešioti matosi, gan gerokai. 19 svariukų. Toliau čia mūsų senas telefonas, gulėjo stalčiai. Apdaužytas, aptrintas. Parduotas už 20 svarų. S8. Čia BT, namų telefonai 2. Parduota už 12. Ir paskutinis daiktas. Minkštas žaisliukas. Marvel. Spidermanas. Čia ne Spidermanas, čia. Nežinau, kaip jis vadinas. Bet iš Spidermano filmo. Tai va, tiek daiktų. Visai gerai. Savaitė buvo sėkminga. Ačiū, kad žiūrėjote. Ačiū už paspaustus like. Ir susimatysime kituose video.